Treneriai Žalgiryje turėjo tokį šūkį, kuo blogiau, tuo geriau. Šiandien turbūt tas šūkis irgi visai neprastą vaidmenį suvaidino. Nu, jeigu sakau, kad mano toksai mėgiamas šūkis kaip trenerio, tai jis neturi būti vienadienis, kad jis vieną kartą skamba, kitoj ne. Aš galvoju, kad tokio, čia jisai atsirado, kada pats pamatai, dar treneris padeda žmonės mobilizuoti. Aš galvoju, kad psichologija verčia kalnus. Blogai trūksta ir didelių, ir šiaip trūksta žmonių. Bet jie kovėsi daug gražiau, sakysim, negu kada buvo daugiau žmonių. Kiekvienas supranta, kad nuo manęs priklauso, jeigu aš nepasiginsiu, jeigu aš nepadarysiu. Tai ir užveda taip žmonės. O kada sunkiu darbu sekasi dar ir užpult, tai atsiranda tada tų jėgų ir viskas. Svarbiausia čia adrenalino išskiria. Tai tas šūkis toks mano mėgiamas ir yra, ir jis yra teisus. Pradžia tokia buvo sunki, tas pirmas kėlinys, antras irgi ne pats geriausias, po to po pertraukos viskas pasikeitė. Labai geras trečias buvo. Ką sakėt vyrams po pertrauką? Per pertrauką truputį pasakėm, kad turim aktyviau gintis. Tai pavyko sustabdyti, nes mes antram kėlinį pradžioje mes sakėm, kad ir Lovas, ir Vudas yra tokie agresyvūs žaidėjai. Individualiai mėgsta žaisti, jie gal ne tiek asistuoja, bet individualiai žaidžia. Bet nepavyko taip sustabdyti, kaip buvom sutarę. Tada po pertraukos sakėm, kad mes turim rizikuoti kažką tai palikti, bet juos stabdyti. Tai pavyko juos sustabdyti. Kažkaip pradėjo suktis tas rezultatas. Aš sakyčiau, kad labai protingai, gal vienas geriausių rungtynių Alijevas žaidė. Solidžiai vadovavo, gerai gynėsi. Ir kiti pasijungė vyrai. Po pertraukos dar pradėjot pataikyti tolimus metimus, tokių svarbių momentų. Ketvirtam kėliny buvo duobė ir pavyko pataikyti. Čia varžovai kažkaip pakeitė, ar tiesiog vis gynyba pradėjo pataikyti? Taip, čia irgi toksai posakis, kada žaidži taip, kaip leidžia varžovai. Varžovai pradėjo agresyviau spausti, ten žaidžia Rolandas vidury, daugiau spausti, Spenceris du kartus laisvas, Linkevičius 2 kartus laisvas ir abudu pataikė. Tai mes turim pataikančių žmonių, bet gauni tokioj pozoj padėti, kada dar gali prisitaikyti, tai kodėl jie nepataikyti, jeigu yra auksarankiai. Tai varžovai rizikavo, daugiau spaudė kamuolį, bet gal nespėjo išeiti prieš metikus. Dimša per pirmą pusę 18 taškų sumetė, bet čia ko gero ir Alijevo didelis nuopelnas. Taip, aš sakau, kad pirmiausia, Egidijų Dimšą, tai labiau norėčiau pagirti už gynybą. Kad ir jėgų trūko, ir jis jau prašė keitimus, ir taip, ir šiaip, aš sakiau, minutėm tave pasaugosiu, bet jisai labai sunkiai dirbo. O kad daug pelnė taškų, tai dalis jų priklauso Rolandui, tikrai. Nes tokius dailius perdavimus atidavė, taip užvesdavo, tai aš ir sakiau, kad šiandien jo puikios rungtynės.